Jūs klausotės Reformatų žinios. Mėly XFM klausytojai, laidoje Reformatų žinia vėl su jumis esu aš, kunigas Raimondas Stankevičius. Ir šiandien norėčiau tęsti laidų ciklą, kuriame vėl nagrinėjame Dievo žodį ir pasiremiame Jono Kalvino knygele Tiesa išliekanti per amžius. Bet pirmiausia, šventasis raštas, nes jis kaip Dievo žodis yra mums tikėjimo ir išganimo pagrindu. Todėl atvira širdimi ir Dievo baimingai pasiklausykite šiandienos skaitinių. Pirmasis iš Senojo testamento, pradžios knygos, 3 skyriaus nuo 6 iki 8 eilutės. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens apraišus. Išgirdę Viešpatį Dievą vaikščiojantį sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp sodo medžio. Tai Dievo žodis. Amen. Dar vienas skaitinys iš Naujojo testamento, Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus nuo 34 iki 36 eilutės. Pasišaukęs miniai ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus atėjęs savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Girdėjote Viešpaties žodį. Amen. Mieli klausytojai, labai dažnai susirinkę į Viešpaties dienos sekmadienio pamaldas, pirmiausia turime pareigą padėkoti Dievui. Bet ar teisingai dėkojame? Aišku, ne, nes esame nuodėmingi ir nemokame teisingai dėkoti. Ar suprantame, už ką turime dėkoti Viešpačiui? Už kokias nuostabias jo malonės? Ar nuoširdžiai jam dėkojame? Gal kartais dėkojadami galvojame pirmiausiai apie save, koks aš fainas, esu koks protingas, darbštus, todėl tokį gausų turtą susikroviau. Tikriausiai reikėtų skaitinio apie tai, kas į kluonus kraunama, kas ten genda ir kas ne. Bet apie tai galima ir vėliau. Pirmiausiai, kad pažintume gėrį, Dievo nuostabumą, jo nepamatuojamą gailestingumą, turime bent kiek pažinti priešingą pusę, savo blogį ir nuodėmę. O gal jau pažinome? Tuomet pasitikrinkime, prisiminkime. Visgi krikščionis, atėjęs į Dievo surinkimą, dažniausiai nori gauti geriausių, maloniausių dovanų iš Dievo, ar bent iš dvasininko, tikėjimo namiškio, parapijos, bendruomenės vyresniojo. Ne visada, ne toj pat, bet Dievas dovanas duoda, arba aš Dievo dovanas gaunu, arba negaunu, nes jos man nereikalingos ir nenaudingos. Dievo sprendimai geriausi. Taigi žmogus iš prigimties nori kažko geriau, daugiau, gražiau. Ar tai blogai?
Ar gerai? Gali būti visaip. Ir bažnyčioje visada norisi gauti paguodos, ramybės, džiaugsmo. O ir pamokslininkai dažnai nori kuo daugiau įtikti savo klausytojams. Juos nudžiuginti gražiais palyginimais, istorijomis, kartais net anekdotais. Tačiau Dievo žodis sako, laiške Efeziečiams 6 skyriaus 7-8 eilutėje: Noriai tarnaukite kaip viešpačiai, o ne žmonėms, žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei ką gerą padaro, gaus tą patį iš viešpatės. Arba pirmajame laiške Tesalonikiečiams 2 skyriaus 4 eilutėje: Dievo pripažinti esą tinkami, kad mums būtų patikėta Evangelija. Mes ją ir skelbėme taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris tyria mūsų širdis. Taigi pirmiausiai turime patikti Dievui. Ir šiandienos apmąstymo tema labai nepopuliari. Tačiau tai yra mūsų nagrinėjamos Jono Kalvino knygelės 1 skyriaus 6 dalis, kuri vadinasi Nuodėmė ir mirtis. Su mirtimi, kad ir kaip nemalonu būtų, mes susiduriame, kai miršta kažkas iš artimųjų, draugų, kaimynų ar šiaip žymesnių žmonių. Turime atlikti pareigą ir dalyvauti laidotuvėse. Bet su nuodėme susiduriame kasdien, nors ir nenorime to pripažinti. Dažniausiai slepiame nuodėmę ir taip didiname jos naštą. Pirmiausiai kalbėsiu apie nuodėmę. Tiesa, po muzikinės pertraukėlės. Jūs klausotės Reformatų žinios. Taigi pirmiausia apie nuodėmę ir jos prigimtį. Aišku, tai velnio veiksmo pasekmė. Ir ką sako apie tai raštas? Mes žinome, kad nuodėmė dažniausiai būna labai patraukli, maloni kūnui, kaip ir pirmoji žmonijos nuodėmė aprašyta pradžios knygoje. Šiandien skaitėme, kaip moteris gėrėjosi uždraustų vaisiumi, koks patrauklus ir akims ir skrandžiai, ar dar ir stebuklingų savybių gali duoti, žada duoti išminties. Kaipgi galima to atsisakyti ir kam to reikia? Kokiagi čia nuodėmė? Tačiau Dievas uždraudė valgyti vaisių nuo šio medžio. Ar neklausyti Dievo nėra nuodėmė? Be abejo taip. Tačiau ši rašto istorija parodo daug svarbesnį motyvą, kurį iškelia Jonas Kalvinas pirmajame šiandien nagrinėjamo jo knygelės skaitinio sakinyje. Rašte nuodėmė reiškia žmogaus prigimties iškrypimą, kuris yra bet kurios ydos šaltinis, nedorus troškimus, gimstančius iš tokios prigimties. Nuodėmė taip pat reiškia neteisingus ir gėdingus, iš tokių troškimų kylančius veiksmus – žmogžudystės, vagystės, svetimavimus ir kitus. Šios Kalvino išvardintos nuodėmės jau žymiai aiškesnės ir bjauresnės nei pirmoji – valgyti vaisių nuo uždrausto medžio. Tačiau visos nuodėmės turi pradžią, šaltinį, iš kurio išteka. Visi turime prigimtinę nuodėmę, Adomo nuodėmę, dėl kurios iš prigimties esu linkęs Dievo ir savo artimo nekęsti. Taip moko Heidelbergo katekizmo 3 klausimo atsakymas. Ir tai patvirtino Dievo žodis pirmajame Jono laiške, 1 skyriaus 8 ir 10 eilutėse. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save ir nebūtų mumyse tiesos. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Ir dar Efeziečiams 2 skyriaus 3 eilutė. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais,
vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Kartais visai rodos nekalti dalykai atveda į didelės nuodėmes. Labai svarbu pripažinti, jog esame nuodėmingi ir turime nuodėmę, kurią auginame, kurios nesugebame atsisakyti ir netgi turime prigimtinę nuodėmę, apie kurią Kalvinas rašo. Todėl mes, būdami nusidėjėliai, jau nuo motinos įsčių gimstame patirti Dievo pyktį ir atpildą. Kai subręstame, tik dar labiau pelnome Dievo nuosprendį. Galiausiai per visą gyvenimą mes tik sparčiai artėjame prie mirties. Visa tai kyla iš prigimtinės nuodėmės, nuo prigimtinės nuodėmės prieš Dievą, kai Adomas ir Ieva nepaklausė Dievo nurodymo. Negalime nuodėmės kaltę suversti gyvatei ar šėtonui gundytojai, nors jo dalis šiame žmonijos pradžios etape buvo labai reikšmingas. Nors mes ir žinome, kad šėtonas melo karalius ir kad jis apgavo Ievą su Adomu, tačiau žinome, kad jo žodžiuose buvo ir tiesos. Kalbėdamas apie vaisių valgymą nuo pažinimo medžio, jis žadėjo, kad jūs tikrai nemirsite. Ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Pradžios 3 skyriaus 4-5 eilutės. Šėtonas buvo teisus, kad užvalgę uždraustojo vaisiaus jie nemirs. Fiziškai nemirs. Tačiau mirė jų tobulas ryšys su tėvu. Taip pat šėtonas buvo teisus apie tai, kad atsivers jų akis. Taip, jos atsivėrė ir žmogus pažino ne tik gėrį, bet ir blogį, pyktį, nuodėmę. Ir tai jie pažino savo kailiu. Pats didžiausias blogis – atsiskyrimas nuo Dievo ir jo pasekmė – mirtis. Ta prasme, kad mirtis nėra bausmė. Ji yra tas blogis, kurį žmogus pasirinko prieš Dievo valią. Pažinti tai, ko Dievas nesiūlė, perspėjo, net draudė, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Pradžios 2:7. Žmonių pasirinkimas buvo neteisingas. Ieva ir Adomas pasirinko gyvatės, arba žalčio, arba šėtono pasiūlymą, bet ne Dievo. Pradžios 3:6. Jis skynėsi, valgė, davė vyrui, slėpėsi. Arba jie, pirmieji žmonės, pasirinko. Ir tai tęsiasi iki šiol. Todėl Jonas Kalvinas visiškai teisus sakydamas, kad gimstame patirti Dievo pyktį ir atpildą. Jūs klausotės Reformatų žinios. Ir toliau Kalvinas užduoda klausimą jo raštų skaitytojai. Negausiems tuometiniams krikščionims ir tuo pačiu šiandieniniams milijonams reformatų ir kitų evangelikų, katalikų ar pasaulio žmonių. Todėl nėra jokios abejonės, kad Dievo teisumui visoks blogis yra atstumiantis. Ko tada mes, vargšai, didžiulės nuodėmių naštos legiami ir begalinės nešvarybės kamuojami žmonės, galime tikėtis iš teisėtai pasipiktinusio Dievo, jei nebūti sugėdinti. Taigi, ko mes galime tikėtis iš teisiojo Dievo, griežtojo Dievo? Pirmiausiai mes meldžiame iš Dievo išminties. Bet ar išminties pažinti jo žodį, jo įstatymą, jo norus? Gal daugiau meldžiame pažinti tai, ko iki šiol nepažinome? Daugiau, geriau, linksmiau, brangiau? Panašaus pažinimo norėjo ir pirmieji žmonės, kurie
apkrėtė tuo virusu vėlesnę žmoniją. Pradžios 3 skyriaus 7 eilutėje skaitome, tuomet abiejų akys atsivėrė. Su uždrausto pažinimo medžio vaisiaus paragavimu pirmieji žmonės prarado dvasinį regėjimą, išmintį. Taip jiems atsivėrė akys. Jiedu suprato esą nuogi. Žodis nuogi originalo kalboje dar turi kitą reikšmę. Gudrus. Pirmieji žmonės, norėdami būti ir gauti pažinimo ir gudrumo, tapo nuogi. Jie tapo panašus nebe į Dievą, bet į šėtoną, arba tą nuogą, glitnę, bjaurę gyvatę, šliužą ar žaltį. Jie susisiuvo figmedžio lapus, pasidarė juosmens apraišus. Kodėl? Juk iki tol jiems to nereikėjo. Tikriausiai jie suprato pasikeitusią jų padėtį ir kardinaliai pasikeitusi panašumą. Nebe į Dievą, bet į šėtoną. Todėl pabandė bent kiek taisyti padėtį, bent išoriškai atsiriboti nuo velnio išvaizdos. Visgi jie paragavo nuodėmės nuodo. Beje, kaip panašiai skamba šie žodžiai nuodėmė ir nuodas. Jiems atsiveriant fiziniams akims užsivėrė dvasinės akys. Jie nepakluso Dievui, atstūmė dangiškąjį tėvą ir į jo vietą pabandė pastatyti save. Šitą tendencija niekur nedingo. Ji tęsiasi iki šiol. Ji tikriausiai tęsiasi ir toliau šiame pasaulyje, kol Dievas šėtonui leis karaliauti žemėje, kol dar nesunaikins visko. Vėl mes matome teisingą, griežtą Dievą. Labai panašiai griežtas ir reformatų bažnyčios tėvas Jonas Kalvinas. Bet Viešpats prie savo griežtumo ir teisingumą sugeba būti ir atlaidus bei geras. Ar žmogus gali turėti panašias savybės? Panašu, kad ne. Ką mums daryti šiandieninėme pasaulyje, sugedusiame, šėtono valdomame? Kur rasti patarimą? Aišku, tik Dievo žodyje. Dievo žodžiu remiasi bei atsakymo ieško ir Kalvinas. Jis baigdamas trumpą skyrelį apie nuodėmę ir mirtį, moko ir apie pažinimą. Mums būtina pažinti šią tiesą, nors žmogų jis siaubingai sukrečia ir savo beviltiškumu sutraiško. Kai nuplėšiamas mūsų pačių teisumas, atimamas pasitikėjimas savo jėgomis, sunaikinama bet kokia viltis kada nors turėti gyvenimą, tada mūsų pačių skurdo, nelaimės ir nešlovės suvokimas moko mus parpulti prieš Viešpatį. Pripažindami savo nedorybės, bejėgiškumą ir visišką žlugimą, mes išmokstame visą šlovę atiduoti Dievui už jo šventumą, galią ir išgelbėjimą. Šitaip Kalvinas siūlo rasti teisumo kelią. Šitaip moko atsižvelgti į Dievą ir suprasti, kad tik šis kelias teisingas. Yra tik vienas kelias į karalystę – per Viešpatį Jėzų Kristų, tik per jį, jo mokymą, per jo derliaus dovanas, tikėjimą jo ir sekimą, iš jo malonės, o taip pat jo evangelijos skelbimą, liudijimą ir krikščionišką gyvenimą Kristuje, bet ne šėtono garbinime, nors ir jo aiškiai nesuprantam. Skirtingai nei pirmieji nuodėmę priėmė ir žmogiško pažinimo, velniško gudrumo kelią priėmė žmonės, Ieva ir Adomas, kurie išgirdę Viešpatį Dievą vaikščiojantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp savo sodo medžio, pradžios 3:8. Turėtume šauktis dangiškojo tėvo, turėtume savo širdis kreipti į Viešpatį Jėzų Kristų, turėtume atsiverti Dievui.
bet ne slėptis nuo jo. Turėtume išpažinti nuodėmes, bet ne jas paslėpti. Juk ir apaštalas Paulius aiškiai rašo laiške Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutėje: atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Ir evangelistas Jonas moko, kad kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Kaip baisu būti nuodėmės vergu ir kaip nuostabu tapti Kristaus vergu. Būti Kristaus vergu reiškia būti išlaisvintų iš nuodėmės vergystės. Evangelija pagal Joną 8 skyriaus 36 eilutė. Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Amen.